Taigi, zdaro visiems, čia vėl mano kanalas, Jonti. Taigi, mes ne viską jums aprodėm, kas yra ant Viršuliškės. Mes turėjom tokį miškelį, koordinačių aišku nesakysim, bet žinokit, čia gera vieta. Taigi mes jau buvom apsilankę šitam namelį ir tenai buvom įlipę. Ten labai liūdna vieta. O varom geriau parodyti, kaip ten mes lipam. Davai, jo varom. Tipo, mes tenai lipam. Ten visai gera vieta. Ten mes radom labai daug grafičių balionėlių, kur ten paišo šitus balionėlius. Ir po to, kai mes čia užeisim, jums aprodysim, mes keliausim link to didelio pastato. O tame dideliam pastate yra, kaip žinau, šis televizijos bokšto kažkoks apartamentas vis dabar užmestas ir mes tenai galėsim nueiti ir jums viską aprodyti. Visi masto, kad ten yra psichiatrinė ligonė, visi bijo ten eiti, bet aš nieko nebijau. Dėl to pirmą einam į šitą mažą pastatėlį ir bandom į jį lipti. Aš tiek jau čia bandžiau įlipti, čia visai nebloga vieta. Tai jo, kiek jūs galite matyti, čia visos durys yra užlituotos. Čia yra tokios 3 skylės ir pro čia mes lipsim. Ir dar vienos duris. Ir čia irgi užlituota. Dėl to nieks nežino, kas čia per pastatėlis. Ne mano operatorius, niekas. Aš jums žadėjau, kad operatorius kažką pasakys šitam video. Ne? Tai čia yra toksai pastatėlis. Rašykit į komentarus, kaip jūs man, kas čia tokio ir kam tokia miške reikalingas šitas pastatėlis. Operatorius jau bijo, kad važiuoja policija, bet net važiuos. Aš turiu raciją. Keliaujam. Kiek žinote, man video sakiau, kad operatorių kalėjimas laukia, bet tai buvo melas. FSB ieško rusiško. Nes operatorius yra rusas. Taigi, vėl aš su tais pačiais batais, man labai šalta. Aš dar su megztiniu sesės. Keliaujam. Operatorių padėsi man. Operatorius sakė, neis antrą kartą. Bet gal operatorius palaikys man šitą. Palaikys operatorius. Nuo operatorių judam. Mėly žiūrovai, man viskas skauda kelienius, bet tai yra viskas dėl jūsų. Dėl to aš atėjau čionai, kad jums aprodžiau šitą pastatėlį ir operatoriau, duok kamerą. Nu, operatoriau, duok! Nu va. Let's go! Nėra sargo, nėra apsaugos. Dėl to galim čia daryti, ką tik norim. Kol neatvažiuos policija. Keliaujam. Taigi mes jau išlipom iš šito blemba prakeikto būdelo. Prakeikta būda. Taigi, mėly žiūrovai, su manimi jūs nieko nebijosit. Mes keliausim kartu su jumis po šitą užmestą pastatą. Ir aprodysim jums labai daug įdomių vietų. Lekiam. Tai yra video blogas. Operatorius labai pykęs, nenori manęs filmuot. Aš to nemokėsiu, operatoriu. Viskas bus gerai. Mes nuėjom prie šito pastato didelio, ten, karočiui, labai liūdna, jūs nenorit žiūrėti, ne. Karočiui, nenorit žiūrėti, nes ten liūdna, bet mes eisim toliau link to pastato. Ir jūs matote tenai, anteną tokią. Ir dėl to aš jums sakau, kad ten kažkas atstuova, tuo televizijos bokštų, kuris randas tenai Karoliniškis.
Jūs jo nematot, nes čia viskas medžiai. Lekiam. Čia gaila nėra keliuko, nes stalkeriai čia jokie nevaikšto, žinot. Pamestas rajonas, tas Viršuliškės, bet tipo, kažkaip čia, žinot, renovuoja visą. Let's go, go. Tai pereisim kitą kadrą, kai nueisim į kito pastato. Lekiam. Taigi, nauji sunkumai. Nes man reikės perbėgti per šitą griovį ir tipo ten dar medis. Taigi lekiam, nebijokit. Operatorių, kur gaidysis? Kelienį sutraukė. Maro, čia viskas yra kaip prakeiktas miškas. Aš čia jau netyčia paslydau, žinok, čia jau vapšė. Na, aišku, dabar ne taip skaudžiai, kaip buvo tenai. Bet lekiam. Operatorių, ateik. Mok. Taigi va, parodyk šitą vaizdą. Taigi va, matot, čia kažkoks pečiukas, kažkokie redaktoriukai, karočiai, nesąmonė. Tepalai arba ten šiknikas. Pertink šikniką. Pertink tu. Va, matote? Ten turbūt tualetas, kur bomžiukai būna. Parodyk šitą gražų pastatą. Dabar puikus oras tenai nueit. Ir čia va, parodyk. Va, čia va tokie garažiukai kažkokie, čia, nežinau, čia kažkas tokio, garažiukai. O va ten va, jūs matote pastatą. Ir va ten va yra antena. Tokia antena va ten va stovi, kuri anksčiau, dar senais laikais, davinėjo signalą nuo televizijos bokšto po visą rajoną. Taigi keliam toliau. Ir čia matot daug grafiti, taigi sutiksim kitam kadre. Ir vėl sveiki. Irgi mes sutikom tokį mažą būdelą, tokį irgi, ten irgi kažkokį būdelą yra, ten tipo operatorių, aš kalbėsiu taip, kai aš turėsiu. Bliok. Nepavėk nuo manęs, viskas bus gerai. Nufilmuok geriau, kas čia randas. Duok kamerą. Va. Operatorius mato, kad ten kažkoksai vaizdas. Marodas, čia yra tualetas, kažkokia kanalizacija, va tokie procesiukai, ten vyksta fekalijos, lenda žemyn. Ten būdelą dar šunis turbūt. Čia, žinot, saugojama teritorija, čia šunis, dėl to už šitą mūsų visą procesą gali mūsų kalėjimas prigauti. Ir tipo, operatorius labai bijo, kad į policiją prigaus, tai sako, tipo, aš jau, sakys policija, aš čia vapšė nepričiom, čia va šitas va mano režisierius, aš kaltas. Operatorių laikyk kamerą, nebijok, tu nesinervuok. Tas bus gerai, nes tai aš esu, supratai? Все, ребята, keliaujam tenai. Saulė šviečia, gerti kviečia. Stop, filmo. Sako, toliau būt. Bet čia žiūrėkit, mes kažkada čia buvom vieną kartą atėję ir šito vat nebuvo. Aš įsitikinęs, kad šito nebuvo. Va žiūrėkit, čia turbūt buvo šiltnamis, tai kažką čia augino. Aš labai nežinau, kas čia iš vis per pastatą, bet labai noriu jums aprodyti. O, operatorių, greičiau. Ateik. Greičiau operatorių. Operatorių fast. Davai. Eik tu sau. Žiūrėkit, kaip gražu. Čia fontanas. Labai liūdna, kad Viršuliškėse iš vis nėra fontanų. Čia vienintelis fontanas ir jis neveikia. Jūs pažiūrėkit, kokį jis puikaus grožio. Jeigu jį pravalyt, žiauriai bus gerai. Tai dėl aš gerbiu Viršuliškės ir noriu, kad jos būtų geresnės. Stop, filmuok. Ten bomžiukas eina, filmuok. Bomžiukas. Ten buvo jas bomžiukas ir dėl to aš, kaip ir sakiau, gerbiu Viršuliškės ir noriu, kad jos taptų gražesnės ir hashtag renovuojam fontaną.
Va. Šito pastato keleivis. Žinau, kad šis toks. Gal čia sargas. Nors kaip tik jisai nenori saugot, jis nori pabėgti. Dėl to, kaip ir sakiau, gerbiam Viršuliškes, hashtagas renovuok fontaną. Hashtagas renovuok fontaną. Lekiam. Karoči, žiūrėkit. Maučiam jų. Turbūt čia buvo mirties. Mes maučiam jų. Ir va tenai yra kažkoksai namelis ir pro ten buvo atėjęs bomžiukas. Dėl to mes tenai žaisim ir aprodysim, kas tenais randas. Keliaujam. Paradas nenori, bet mes keliausim. Čia duris uždarytas. Reikia patikrinti. Uždaryta. Nežinau, operatorių. Nors jis ir strongman, bet neskautas. Gerai. Surandam įėjimą ir keliaujam pas jūs. Naują epizodą ir jis prasidės, tenai. Iš tenai buvo tik pabėgęs bomžiukas ir ten turbūt kažkas randas ir mes norim jums aprodyti, kas jį ten gyvena. Labai įdomu, kad čia nebūtų vaiduoklio. Mes jau matėm kažkokį kedą prabėgusi, nors čia vis dėlto kažkas mane stebi. Gal mano subscriberis? Įdomu. Keliaujam. O, čia sulūžę stulpai, lekiam. Pabėgiojam biškį. Bėgam, operatorių bėgam. Z raidė. Nufilmuos. Z raidė. Moroz rusų špionai ieško. Šūdų kvapas biški. Bet čia toksai ekstremali kelionė, bet po Viršuliškių blemba užmestą pastatą. Žinokit, čia blemba baisu niūru, kad iš galo netytų koks vaiduoklis. Netikėkite vaiduoklius. Vienintelis vaiduoklis YouTube'ai esu aš. Varom toliau. Vienu žodžiu, kažkas atsitiko. Dabar tenai aš daužiau duris ir man kažkas pradėjo daužyti atgal. Aš ten kažkas gyvena. Ir va, pažiūrėkit, kai čia krosnukai. Dėl to. Girdėjai? Atlėkit. Aparatai. Čia vėl aš ir pabėgo nuo manęs operatorius. Jis ten stovi, tipo man čia baisu, bet aš vis tiek noriu jums aprodyti šitą vietą, nes tipo operacijos labai bijo. Čia va. Ble, ten kažkas kalba. Ten kažkas kalba rimtai. Ten kažkas kalbėjo. Aš jums sakau. Operatorių bėg. Operatorių. Lekiam greičiau. Eik sau. Baisu. Bet bleba. Čia viskas dėl jūsų. Lekiam. Girdėjau, kažkas daužo. Kažkas daužo kažką. Blėt, operatorių. Operatorių. Bėgam. Kažkas čia daužia. Prieina. Jam nebaisu. Man baisu. Taigi, iki susitikimo su jums buvau aš, Joncė. Susitiksim Baltarusijoje.